Nu ką, gal startuojam, kaip Aušra jūs? Ar pasiruošusi? Aš pasiruošus. Tai gerai, matau, yra 13 prisijungusių, tai jau yra neblogai, bet kiek žinau, paskui būna nemažas peržiūrėjimas šitų pranešimų ir internete. Tai psichiatrijos klinika kartu su mūsų ligoninės darbuotojais, kurie atsakingi už ligoninės darbuotojų saugą ir sveikatą, tai yra su Donata Sadienė, taip pat su psichiatrijos klinikos psichologė Aina Domaitytė, tęsėme iš tikrųjų mūsų jau kelintus metus vykstančią darbuotojų psichikos sveikatos gerinimo programą. Na ir pristatau dar vieną pranešimą, kuriuos mes pristatome kiekvieną mėnesį. Tai yra paskutinis pranešimas ir iš tikrųjų nuostabu, kad galima bus pakalbėti labai įdomią temą. Mes turime labai nemažai tokių verbalinės, tai yra žodinės terapijos įvairių priemonių. Mes kartais kalbame, kaip mes galime padėti savo kūnui atsipalaiduoti ir relaksuotis. Tačiau iš tikrųjų mes turime ir dar kitokių įrankių ir tai yra dailės terapija. Atsimenu prieš kelis metus, kai buvo Birštone berods organizuoti vadovų mokymai mūsų ligoninės, tai ką išsinešė daugelis iš dalyvių, tai jie išsinešė tą prisiminimą apie dailės terapijos panaudojimą. Tai šiandien pristatau mūsų psichiatrijos klinikos dailės terapeutę. Dailės terapeutę, kuri ne tik dirba praktinį darbą, bet ir dėsto dailės terapijos studijų programoje, kuri organizuoja konferencijas ir kaip tik vakar turėjo nemažą tarptautinę konferenciją, ne? Bet vis tiek spėjo šiandien pasiruošti pranešimui ir sudalyvauti mūsų darbuotojų sveikatos gerinimo programoje ir pakalbėti apie dailės terapiją. Tai pristatau Aušrą Sibeikaitę ir Aušra, prašau, visą auditoriją jūsų. Ačiū. Ačiū labai už pristatymą. Ačiū už kvietimą papasakoti apie dailės terapiją. Dailės terapija iš tikrųjų yra labai plati sritis ir į tą valandą laiko tilpti gana sunku ir struktūruoti visą informaciją, bet pabandysiu šiandieną tai padaryti. Ir bent nors kažkiek jums leisti suprasti, apie ką tai yra ir kaip ta dailės terapija gali apskritai padėti žmonėms, turintiems ne tik tai psichikos kažkokių tai sutrikimų, negalių ir panašiai, bet ir žmonėm, kurie turi fizinių sutrikimų ir taip toliau. Tai norisi pradėti nuo tokios minties, kad menas ne visuomet yra gražus, ne visuomet yra apie gražius dalykus, dažnai jis būna apie tai, kas mes esame, tai, kas mums nutiko ir kaip tai mus paveikė. Tai dažno nuomonė apie dailės terapiją, ypač žmonių, kurie nėra susidūrę, tai daug kas galvoja, kad čia ateisim, papiešim ir kai paklausiu pas pacientus, ar esat kada nors ir kur nors dalyvavę dailės terapijoje, tai sako, jo, ten buvo kažkada mokykloje piešiau arba lankiau dailės mokykloje ir panašiai. Tai dailės terapija nėra apie tai. Terapija turėtų padėti atsirasti palankiems asmenybės pokyčiams, kurie truktų ilgiau negu pats gyvenimas. Ir rodau iliustraciją, kuri man iš tikrųjų labai patinka ir puikiai iliustruoja visą tai, kas vyksta dailės terapijoje. Pradėsiu nuo istorijos. Tai dar Freudas sakė, kad fantazijos ir piešiniai, užuot buvę atsitiktinėmis nesąmonėmis, atskleidžia daug reikšmingos informacijos apie unikalų jo kūrėjo vidinį pasaulį. Žodžių junginių dailės terapija būdavo apibūdinami įvairiausiais terapiniais tikslais taikomi meno ir kūrybinės veiklos metodai. Ilgainiui tarp jų išryškėjo skirtumai, susiformavo tokios saviraiškos terapijos kryptys, tai kaip dėmesį nukreipiančių įspūdžių terapija, dar vadinama užimtumo terapija, darbo terapija, socialinė reabilitacija ir panašiai. Pati sąvoka pradėjo formuotis Antro pasaulinio karo metu,
Anglijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. 40 metais formavosi 2 požiūriai. Vienas iš jų buvo dailė kaip terapija, kitas požiūris dailės terapija. Tai dailininkas Hillas, kuris kūrė ir siekė aprašyti terapinį vaizdo kūrimą, buvo pirmasis žmogus, kuris pavartojo terminą dailės terapija. Na ir paraleliai, tik tai Jungtinėse valstijose Naumburg psichologė taip pat naudojo kūrybinį procesą terapijoje ir norėdama apibūdinti savo darbus pradėjo naudoti terminą dailės terapija. Naumburg pozicija gali būti apibūdinama kaip meno naudojimas terapijoje, o Hillo dailė kaip terapija. Kas ta dailės terapija? Tai apibrėžimų iš tikrųjų galima rasti labai daug, tai pačių savokų, sakinių, kaip jinai apibūdinama, irgi yra nemažai. Tai aš atrinkau tokius, nežinau, pagrindinės savokas, kas tai galėtų būti ir kas apibūdina tai, kas vyksta dailės terapijoje. Tai yra viena iš meno terapijos sričių, tai apskritai, kas meno terapija yra plačiaja prasme, tai meno terapija apima tiek dailės terapija, tiek šokio ir judesio terapija, dramos terapija ir muzikos terapija. Tai viena iš jų, bet iš tų 4 meno terapijos sričių, viena iš jų yra dailės terapija, kuri yra skirta paciento fiziniai ir psichikos sveikatai stiprinti, naudojant dailę, kūrybos procesą ir psichoterapinius santykius. Dailės terapijos metu išreiškiame savo mintis, jausmus ir potyrius piešdami, tapydami, lipdydami ar naudodami kitas meninės raiškos priemonės. Dailės terapija nėra skirta mokantiems piešti ar norintiems sukurti estetišką meno kūrinį, kadangi terapijos metu yra svarbus pats kūrybinis procesas. Dailės terapija yra paciento fiziniai ir psichikos sveikatai stiprinti skirta tarpdalykinė veikla, integruojanti dailės ir medicinos, psichologijos, psichoterapijos, specialio ugdymo, socialinio darbo žinias, gebėjimus ir praktikas. Ir čia dar galėčiau papildyti, kad apima ir dailėtyrą, dailės ir meno istoriją, ko mokinasi mūsų dailės terapijos studentai. Tai yra sveikatos priežiūros paslauga, kurią teikia kvalifikuotas specialistas, dailės terapeutas, įgijęs dailės terapeuto išsilavinimą. Išsilavinimas yra magistro lygio ir šiai dienai apibrėžtas profesiniais standartais. Menų terapeutų rengimo programas vykdo 35 Europos universitetai, o Lietuvoje nuo 2013 metų dailės terapeuto išsilavinimą galima įgyti ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus dailės akademijos jungtinėje magistrantūros studijų programoje. Ir čia ruošdama skaidres neatnaujinau informacijos, bet šiuo metu meno terapijos studijų programą turi ir Vilniaus universitetas, tik meno terapija pas juos yra plačiaja prasme ir jie yra orientuoti į visas 4 meno terapijos kryptis, o Lietuvos sveikatos mokslų universitetas turi konkrečiai tik dailės terapijos studijų programą. Šita programa yra Europos meno terapijos mokymo institucijų konsorciumo narė, kuri apjungia, tas ECARTE konsorciumas apjungia visus Europoje esančius universitetus, kurie turi meno terapeutų ruošimo programas. Šiai dienai Lietuvoje dailės terapeuto veikla yra reglamentuojama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl meno terapeuto veiklos reikalavimų patvirtinimo. Tai džiaugiamės, nes Lietuvoje yra įstatymiškai reglamentuota veikla ir dailės terapeutai yra pripažįstami kaip sveikatos priežiūros specialistai. Ne visose Europos šalyse
tai yra padaryta, nors menų terapeutus ruošia, rengia universitetai. Dailės terapijoje vaizduojamoji kūryba pirmiausiai suprantama kaip terapinis procesas, skirtas gydyti sielą. Visas dailės terapijos procesas yra paremtas idėja, kad terapijos kūrybinis procesas yra gydantis, gyvenimą keičiantis, neverbalus jausmų ir minčių komunikacijos būdas. Taigi terapinis piešimas nėra diagnostinis metodas, tai yra subtilus ir humaniškas būdas stebėti spontaniškai kuriantį žmogų, suprasti jo interesus, vertybės, pamatyti nepakartojamą asmens vidinį pasaulį, jo savitumą. Vaizduojamasis produktas dailės terapija yra vertinamas kaip individualių psichologinių autoriaus savybių, jo pasaulio jutimo, charakterio, savivertės atspindys, socialinių vystymosi sąlygų ypatumai, šeimos situacija, emocinė ir fizinė savijauta, taip pat kiti panašūs veiksniai veikia meninio vaizdinio struktūrą, kompoziciją, erdvės, spalvos, simbolikos naudojimą, judesio pobūdį. Fenomenologiniu požiūriu vaizduojamasis produktas vertinamas kaip vidinių išgyvenimų išraiška, autoriaus asmenybės dalis, meninėmis priemonėmis žmonės atskleidžia savo individualumą bei vidinio pasaulio unikalumą. Na ir apskritai apie meno terapijos poveikį, tai jisai visame pasaulyje vis dar įrodinėjamas ir yra atlikta iš tikrųjų nemažai mokslinių tyrimų, kurie įrodo teigiamą meno terapijos poveikį žmonių sveikatai ir geroviai. Ir 2019 metais Pasaulinė sveikatos organizacija išleido ataskaitą, kurioje aprašo tyrimus nagrinėjančius meno terapijos poveikį ir jie išnagrinėjo daugiau negu 3000 atliktų tyrimų ir padarė išvadą, jog menas vaidina svarbų vaidmenį užkertant kelią ligoms, stiprinant sveikatą, tvarkant ir gydant ligas visais gyvenimo tarpsniais. Apie meno terapiją, meno terapijos ir meno sveikatai skirtumus. Tai irgi žmonės dažnai maišo šitus dalykus, nes meno terapija gali būti vykdoma tik tai meno terapeutų. Ir jeigu kalbėtume apie meną, kuris yra skirtas žmonių geroviai, ir tiesiog psichiniai ar tai fiziniai būkliai palaikyti, bet nekreipiant dėmesio į terapinį procesą, tai šitas dvi sritis vykdo skirtingi žmonės. Tai meno terapeutai ir meno terapija yra sveikatos priežiūros sritis. Ir yra apibrėžta, kaip ir minėjau, Lietuvos Respublikos įstatymais. Meno sveikatai veiklas gali vykdyti menininkai ir tai yra sociokultūrinė veikla naudojant meną žmogaus ir bendruomenės fizinės, psichinės, socialinės sveikatos ir gerovės stiprinimui. Kaip skiriasi santykiai su dalyviais? Tai meno terapijoje yra laikomasi terapinių santykių ir terapeuto ir kliento, paciento to bendradarbiavimo. Tai yra unikalių individų įsitraukimas į terapinį procesą, kurio tikslas yra kliento psichologinio, emocinio raidos, socialinio gerbūvio siekimas. Terapeutas ir klientas ar jo globėjai prieš pradedant terapiją aptarė terapijos tikslus, trukmę, darbo metodus, vietą ir panašiai. Visos terapijos metu ją veda vienas ir tas pats meno terapeutas arba jų derinys. Tuo tarpu menas sveikatai, tai santykiai su dalyviais yra daugiau pedagoginiai
kaip mokytojas ir mokinys, ugdytojas, ugdytinis, vadovas, menininkas, dalyvis. Na ir visos sąveikos metu gali keistis šitie proceso dalyviai ir komandos nariai. Terapijoje yra nebūtinas mokėjimas piešti ar groti, svarbu nuoširdžiai dalyvauti procese. Procesas yra terapinio stebėjimo objektas ir yra interpretuojamas menų terapinėme kontekste, nukreiptas į savęs pažinimą ir refleksiją. Mene, kuris yra skirtas sveikatai, taip pat yra nebūtinas mokėjimas piešti arba groti, svarbu nuoširdžiai dalyvauti procese, tačiau čia jau procesas yra nukreiptas į atsipalaidavimą, malonių pojūčių išgyvenimą, pasitenkinimą. Priemonės tiek ten gali būti naudojamos įvairiausios ir tinka visos. Meno terapijos vieta ir erdvė visada yra ta pati ir nekintanti, o meno sveikatai projektai įvairiausi gali vykti skirtingose vietose, uždarose patalpose, gatvėse, urbanistinėme kontekste, gamtoje ir panašiai. Na ir rezultatai. Tai meno terapijoje kūrybiniai rezultatai yra vertinami kaip vidinio pasaulio atspindys ar dokumentas. Rezultatas yra interpretuojamas. Visos terapijos metu kūrybiniai rezultatai yra kaupiami, renkami kaip klientų dokumentai. O meno sveikatai vykdomose veiklose svarbu rezultato estetinė vertė, pristatymas visuomeniai. Kūrybiniai rezultatai gali būti naudojami kaip estetinė vertybė, demonstruojami gali būti festivaliuose, parodose ir panašiai. O su dailės terapijoje sukurtais kūriniais daryti negalima. Kaip vyksta dailės terapijoje, koks vyksta santykis tarp dailės terapeuto, kliento ir kūrinio? Tai šita dinamika yra vadinama trinarių santykių ir terapijoje piešinys yra lygiavertis terapijos dalyvis. Jis lygiai taip pat mums transliuoja ir komunikuoja, aišku, kliento lūpomis tam jam svarbią informaciją. Na ir ta sąveika gali vykti įvairiai. Dėmesys kartais gali nukreipti iš kliento į piešinį, iš kliento į terapeutą, iš terapeuto į piešinį arba ir atvirkščiai. Kokiomis prielaidomis remiasi dailės terapija? Tai svarbiausios prielaidos yra, kad dailės terapeutas ir klientas yra partneriai siekiantys suprasti kūrybinį procesą ir sesijos metu sukurtą vizualinės raiškos produktą. Dailės terapijos pagrindas yra neverbalinė komunikacija, kurioje kūrybinis procesas paremtas pasitikėjimu. Klientas visą dėmesį skiria kūrybiniam procesui, o jį supanti aplinka yra patikima, saugi, leidžianti išreikšti stiprias emocijas. Kas yra svarbu dailės terapijoje? Tai svarbiausia, žinoma, klientams, pacientams užtikrinti saugią aplinką, leisti jiems saugiai komunikuoti, suteikti sąlygas ir galimybės kurti nevaržomai ir atsipalaiduoti, taip pat suteikti galimybę eksperimentuoti. Kur gali būti taikoma? Tai dailės terapija tikrai labai plati sritis, gali būti taikoma daug kur ir labai įvairiai. Tai viena iš tų sričių yra gydymo programoms reabilitacijai, tai čia įeina ir tokie klientai, kurie turi sunkią protinę, fizinę, psichikos negalią, psichosomatinius sutrikimus, kompleksinius sutrikimus, lėtinės ligas, priklausomybės, afektinius sutrikimus, valgymo, asmenybės sutrikimai, senatvinės psichikos ligos, nerimo pasireiškimas ir panašiai.
Dar vienas sritis, kur dailės terapija gali būti taikoma, tai edukacijoje apskritai, tai sutrikusios raidos vaikams su psichikos sutrikimais, specialiųjų poreikių vaikams su regėjimu ir klausos negalia ir, žinoma, normalios raidos vaikams. Taip pat gali būti taikoma socialinėje sferoje, tai vaikams ir paaugliams su elgesio sutrikimais, vaikams iš socialinės rizikos šeimų, kaliniams, benamiams, moterims patyrusioms fizinę seksualinę prievartą. Šeimose ir mažose bendruomenėse, kurios jungiamos religinių, etninių ar kitų socialinių požymių. Į ką nukreiptas darbas dailės terapijoje, tai turbūt pagrindiniai momentai, žinoma, jų gali būti ir daugiau, bet išskyriau tokius kaip savęs pažinimą, saviraiškos ugdymą, refleksiją, relaksaciją, harmonizavimą, korekciją, vaizduotės kūrybiškumo lavinimą, socialinių įgūdžių ugdymą, sensomotorinių įgūdžių ugdymą ar kognityvinių įgūdžių ugdymą. Dailės terapijoje gali būti taikoma labai daug ir labai įvairių metodų, priemonių, nežinau, kaip dar instrukcijų, direktyvų, užduočių ir panašiai. Tai gali kelis čia irgi iš jų išskyriau, tai spontanišką piešimą, kai žmogus piešia tiesiog tai, ką jisai nori piešti, be jokios konkrečios užduoties. Tada gali būti teminis piešimas, kai pacientam yra duodama konkreti tema, kurią jie turi nupiešti. Aklas piešimas tai yra piešimas užsimerkus. Galima taikyti sensorinius, simbolinius ir socialinius žaidimus. Stimuliacinis, tai vėlgi labai svarbu tas darbas, pavyzdžiui, su moliu, su smėliu, kada mes galim stimuliuoti visai kitus pojūčius žmonių. Mandalų piešimas, tai akcentuoju, kad piešimas, bet nespalvinimas mandalų, kas nėra dailės terapija. Meditacinė, katarsinė terapija, aktyvios vaizduotės metodas, projekciniai įvairiausi metodai ir taip toliau. Kaip vyksta pati dailės terapija? Tai viskas prasideda rate. Tai galima vadinti, kad vyksta rato atidarymas. Tai yra pacientų pasidalinimas būsena, toliau darome apšilimo užduotį, po jo seka pagrindinė užduotis ir ilgasis kūrybinis procesas, po kurio seka refleksija, tai yra pasidalinimas piešiniais ir papasakojimas to, ką nupiešiau, na ir pabaigoje rato uždarymas. Kokia ta apskritai darbo pradžia su klientais ar pacientais, tai tą pirmąjį susitikimą rekomenduojama daryti individualų. Praktika rodo, kad ne visada tai pavyksta padaryti. Labai priklauso nuo pačio kliento tikslų ir siekiamybių. Pirmojo to susitikimo metu leidžiama žmogui kurti, o pačio terapeuto tikslas kūrybinio proceso metu surinkti visą reikiamą informaciją apie klientą, tai yra gyvenimo istorija, sunkumai, dėl ko atėjo būtent į dailės terapiją ir taip toliau. Na ir esant reikalui svarbu, kad terapeutas padėtų su priemonėmis, paaiškintų apie jas ir parodytų, kaip su jomis dirbti. Šitos pirmosios sesijos metu yra priimami sprendimai apie tolimesnę eigą, ko mes siekiame. Terapeutas gali pasiūlyti savo variantų, aišku, mes susitarėm dėl taisyklių, laiko, vietos ir panašiai.
Na ir tuomet klientas priima sprendimą, ar jam tinka ta dailės terapija kaip terapija, ar ne visai. Kas yra svarbu pačiam terapeutui ir žinoma klientui svarbu, turbūt, jeigu ne gydymo įstaigoje, o, sakykime, kažkur kreipiasi žmonės privačiai, tai jie dažniausiai jau nori bent šiek tiek kurti. Jeigu dailės terapija vyksta įstaigoje, tuomet tada jinai būna įtraukta į jų gydymo planą, tai jie čia nenori, bet vis tiek turi kurti, tai dailės terapeutui yra svarbu, kad tas klientas bent šiek tiek norėtų kurti. Ir ta jo motyvacija yra pagrindinis motyvas realiam problemos suvokimui ir įsisąmoninimui. Nes iš tikrųjų praktikoje, kasdienybėje tenka tikrai labai dažnai susidurti, kai raginu pacientus dalyvauti dailės terapijoje. Tai ne, aš nemoku piešti, o Jėzau, mano abidvi rankos kairės, ten dar kažkokių, tai tikrai labai dažnai tenka motyvuoti, raginti, skatinti, aiškinti, sakyti, kad mes čia jūsų piešinių nevertinsim, kad pažymių aš jums nerašysiu, kad galit nusiraminti ir čia yra svarbu taip, kaip mokat, taip, kaip išeina ir panašiai. Taip pat svarbu yra žinoti, suprasti, ar klientas yra pasirengęs išgyventi pokyčius savo gyvenime, nes kaip ir visos terapijos, taip ir dailės terapija pokyčius į jų gyvenimą tikrai atneša. Taip pat svarbus yra kliento gebėjimas toleruoti bauginančius jausmus ir nerimą. Ir šitoj vietoje pridursiu, kad iš tikrųjų dažnai būna taip, kad ateina žmonės į terapiją ir įsivaizduoja, kad čia, oi, bus fainai papiešim, čia visi kažkaip tai pasijuoksim ir čia bus labai smagu, bet kai pamato, kad tie piešiniai iš tikrųjų atspindi jų problemas, sukelia kažkokius neigiamus išgyvenimus, tai kitą dieną dažniausiai į terapiją jau nebeateina arba sugalvoja, kad kažkas pas juos atvažiuoja ir šiandien jie negali dalyvauti terapijoje. Tai ta motyvacija iš tikrųjų yra labai, labai svarbi ir tas gebėjimas, nes piešinys, aš dar kartais taip sakau, kad jisai yra tas pats kaip, išsirengti, ar ne, tai mes išsirengiam prieš visus dalyvius ir jeigu verbalinėje komunikacijoje mes tam tikrus dalykus galime nuslėpti, nepasakyti, neišsiduoti ir panašiai, tai dailės terapijoje tą padaryti yra sunku, kadangi piešiniai visiškai nesąmoningai ištransliuoja tai, ko patys pacientai nesitikė. Na ir dar svarbus momentas, tai kliento gebėjimas formuoti ir palaikyti reikšmingus santykius. Tai jeigu terapijoje žmonės geba girdėti vienas kitą, tai terapinis procesas vyks. Aišku, jeigu ir negeba, jis tai vyks vienoks ar kitoks, tik tai jau čia ir nuo terapeuto priklauso, kaip geba tvarkytis tokioje grupėje. Tai kuriant tą terapinį santykį, svarbu yra pagarba klientui, kliento pagarba terapeutui, išskirtinis susitelkimas į klientą, jo palaikymas, neverbalinis bendravimas, tai metaforų, simbolinių prasmių naudojimas. Ir ta perkeltinė prasmė, iš tikrųjų, dailės terapijoje mes naudojam labai dažnai. Tikrai taip atsiranda žmonių, kurie sunkiai supranta metaforas arba sunkiai supranta perkeltinę prasmę ir priima viską tiesiogiai, bet vėlgi terapeuto darbas nukreipti tą tinkamą linkmę. Na ir kaip ir visuose psichoterapiniuose santykiuose yra svarbu suprasti tos perkelimo, kontraperkelimo momentus. Tai terapeutai supranta, apie ką kalbu turbūt. Tai svarbu, kad kas nesupranta, šiek tiek pabandysiu paaiškinti, kad suvokti, tiek pats terapeutas turi suvokti, kada vyksta tas perkelimo arba kontraperkelimo procesas, tai tiek terapeutas gali savo kažkokias vaikystės
prisiminimus, traumas ar dar kažkokius savo neigiamus išgyvenimus arba, pavyzdžiui, nežinau, man ten kažkoks pacientas visai netyčia, man nesuvokiant, nesuprantant, primena kažkokį tai žmogų, kuris yra mane gyvenime kažkaip labai įskaudinęs. Tai aš būtent to kontraperkelimo metu perkeliu savo požiūrį į tą pacientą ir tai gali būti visaip, gali baigtis, tai tą svarbu yra pažinti ir suprasti. Kokios formos dailės terapijos? Tai gali būti individuali terapija, gali būti grupinė ir gali būti studijinė. Tai šiek tiek papasakosiu, kuo jos skiriasi. Ir individuali terapija ir jos taikymų griežtų kriterijų nėra. Kokie, sakykime, apibrėžiančių, kokie klientai tinkami individualiai terapijai, kurie netinkami. Kiekvienas terapeutas pats formuojasi savo darbo stilių, kuris dažniausiai priklauso nuo to, kuriai psichoterapijos sričiai prijaučia ar priklauso. Individuali dailės terapija kuria intymumo, lankstumo jausmą. Klientams dažniausiai lengviau atsiverti individualioje terapijoje. Esant gilioms vidinėms, o ne tarpasmeninėms problemoms rekomenduojama individuali, kadangi santykio formavimas grupėje keltų papildomą stresą. Na ir individuali terapija gali būti tiek ilgalaikė, tiek trumpalaikė. Trumpalaikė yra nuo 1 iki 12 maždaug susitikimų, ilgalaikė metai ar daugiau. Ir individuali trumpalaikė dailės terapija turbūt labai panašiai į kognityvinę elgesio terapiją, kuri rekomenduoja tuomet, kai yra aiški problema ir kai galima susikoncentruoti į vieną konkrečią situaciją, išgyvenimą ir panašiai. Na, o grupinė terapija tai gali būti atvira, uždara, direktyvi, nedirektyvi. Tai atvira grupė, ką man tenka daryti kiekvieną dieną, nes pacientai krizių intervencijos centre kiekvieną dieną atvyksta nauji, kiekvieną dieną praktiškai kažkas tai išvyksta, tai nėra taip, kad mes visi vieną dieną pradedam, grupę atidarom ir vieną dieną pabaigiam, grupę uždarom. Tai atviros grupės reikalauja iššūkių iš terapeuto, nes ir su temų sugalvojimu, kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Tai aišku, idealus variantas, kai vyksta tam tikra dinamika ir augimas grupėje, bet ne visada tai pavyksta. Na ir tas direktyvi, nedirektyvi, tai kai mes duodam konkrečiai kažką, tai temas kažkokias piešimui, o nedirektyvi, tai kai tos temos neduodamos. Grupinė gali būti taikoma įvairioms klientų grupėms, kur gali gauti tiek individualų kontaktą, bet ir kitų dalykų pasidalinimus, atspindėjimą. Tinkama žmonėms, kurie negeba formuoti santykių, juos išbūti. Na ir svarbi dėl keitimosi informacija, vilties, palengvėjimo jausmo, ne tik dėl šitų dalykų, bet ir tarp asmeninio mokymosi. Individualios grupės gali, tai jau papasakau apie tas atviras ir uždaras, tai čia aš neužsibūsiu. Na, o dailės terapijos kryptys, tai kaip ir psichoterapija, žinom, kad yra atskiros psichoterapijos kryptys, kurios priklauso nuo psichologijos mokyklų. Tai dailės terapijoje irgi kryptys remiasi psichoterapijos mokyklų teorijomis, gali būti psichoanalitinė, analitinė, geštalto, keto ir taip toliau. Na ir dailės terapeutas gali būti kažkurios iš mokyklų šalininkų, tačiau gali būti ir eklektiškas, tai yra derinantis įvairių mokyklų požiūrius ir savo darbe integruoti skirtingų psichoterapijos mokyklų teorijas. Na ir čia, man atrodo, kad mes pereisim prie praktinės užduoties. Jeigu visi skaitėte,
tai dabar prašysiu pasiruošti rašiklius ar pieštukus ir popieriaus lapą. Ir nors dailės terapijoje pacientams duodamos įvairiausios dailės ir meninės saviraiškos priemonės ir pasirinkimas tikrai yra nemažas, bet šiandien, kadangi tai nėra ta tikroji dailės terapijos grupė, tai prašysiu tai, ką turite po ranka. Na ir nežinau, kadangi kamerų nematau, tai nežinau, ar esate pasiruošę. Gal galite įgarsinti kas nors. Tai turbūt pasiruošę, bandom. Gerai. Tai paprašysiu šiandieną nupiešti šeimą gėlių pavidale arba gėlėmis. Ir šitam piešimui skiriame, galvoju, dabar yra 12:36, bent jau 5 minutes. Pieškit taip, kaip norisi nupiešti, tikrai neprašysiu dalintis piešiniais. Gal kai nupiešit, pakelkit ranką, tada man bus aišku, kada galėsiu tęsti.
Taip, kai vyksta dailės terapija, tai pacientams piešimui skiriame 20 minučių. Kadangi čia viskas vyksta pagreitintai, tai viską darome greičiau. Kai dirbu su studentais, duodu daugiau laiko negu 20 minučių, pusvalandį, kartais 40 minučių, nes studentės yra pakankamai kūrybiškos ir leidžiu joms patirti ir kūrybinį malonumą, ko su pacientais retai pasitaiko, jie ateina kaip svarbu, kad įvykdyt užduotį ir nupiešt kažką, bet jie retai kada džiaugiasi savo tais kūrybiniais rezultatais. Tai matau 5 pakeltas rankas ir laikas jau į pabaigą piešimui. Tai dabar prašysiu kiekviena savo šalia kažkur arba ant kito popieriaus lapo įsivardinkite arba parašykite, kurią gėlę, kuriam savo šeimos nariui priskirtumėte. Kokios tai gėlės, kokie jų pavadinimai. Kur tos gėlės auga. Jeigu nenupiešėt kažkokios konkrečios aplinkos, pabandykite įsivaizduoti arba sufantazuoti, kur tos gėlės auga. Kurios gėlės yra arčiausiai viena kitos. Atkreipkite dėmesį. Kurios gėlės yra toliausiai viena nuo kitos. Kurios yra aukščiausios, kurios yra žemiausios. Kurios žydi, kurios vysta, o gal jau nuvytusios yra. Kas tas gėlės prižiūri, kas jas laisto, kas tręšia. Ir iš kur jos gauna vandens. Dar šiek tiek laiko duodu jums. Na gerai, tai šeimos gėlėmis piešinys gali būti naudojamas tiek terapiniam procese, bet jis taip pat gali būti ir naudojamas kaip diagnostinis testas. Tai kodėl gėlės? Dailės terapeutė Lebedeva atliko tyrimą, kurio metu dalyviai buvo prašomi nupiešti savo šeimas.
Na ir jinai jiems pateikė sąrašą, iš kurio dalyviai turėjo išsirinkti, kaip nori pavaizduoti tą savo šeimą. Tai gyvūnų, gėlių, herojų pavidalais ir panašiai. Na ir didžioji dalis, tai yra daugiau kaip 75% dalyvių pasirinko savo šeimą pavaizduoti gėlėmis. Na ir tyrimas pagrindė hipotezę, kad gėlės turėtų būti laikomos efektyvia priemonė vaizduojant šeimos paveikslą. Gėlė čia yra naudojama kaip metafora, kaip pirminis įvaizdis ir archetipo simbolis yra tobulas objektas, kurio projektuojami vidiniai psichologiniai konfliktai, nesąmoninga, represuota, pakeista psichologinė patirtis. Gėlių simboliai reprezentuojantis individualią ir kolektyvinę pasąmonę išsiskiria daugiareikšmiškumu. Mokslo pasaulyje gėlė kaip organizmas apibūdinama tokiais požymiais, kurie priklauso šeimos rūšiai, turi žiedyną, turi vystymosi ciklą, kuris yra susijęs su šeima ir giminės pratęsimu. Piešinys vaizduojantis šeimą gėlėmis atspindi ne tik autoriaus individualią psichologinę charakteristiką, kiek jo emocinę savijautą, supratimą apie santykius tarp šeimos narių, savo vietą ir vaidmenį šeimoje. Šeimos vaizdavimas gėlėmis padeda papasakoti apie šeimą metaforų bei simbolių kalba. Na ir čia matom du piešinius. Tai piešiniai yra tiesiog išimti iš interneto. Į ką yra svarbu atkreipti dėmesį ir ką jūs galite padaryti analizuodamos piešinius, tai kairiajame piešinyje aiškiai matome, kad gėlės yra visos pasvirusios į dešinę pusę, ar ne? Tai nors saulė šviečia visai priešingoje pusėje. Nežinau, darau prielaidą, sakykime, šitoji geltonoji gėlė, galimai mama, link kurios linksta, yra palinkusios ir kitos gėlės. Svarbus momentas yra tai, jog gėlių lapai, dabar žiūriu, šitie kotų lapai. Pavyzdžiui, jeigu čia yra mama, darau prielaidą, nežinau, jos lapeliai yra apvalesni. Kitų gėlių lapeliai yra tokie labiau smailūs, ar ne, ir galimai čia irgi gali būti kažkokie gynybiškumo požymiai, priešiškumo požymiai aplinkai ir panašiai. Gal ta mama nori nusisukti jau, gal čia jos vaikai, pavyzdžiui, gal ta mama jau nori nuo jų nusisukti, o tie vaikai vis tiek link jos linksta. Tai žodžiu, kiekviena per tą pusę galite pasižiūrėti. Na ir čia kitame piešinyje viena gėlė labiau prasiskleidus, kita mažiau. Na ir jeigu mes dirbtume terapijoje, tai aš klausčiau, kuri gėlė, kas čia yra, kodėl šita gėlė yra mažiau prasiskleidus, kodėl šita daugiau. Čia kažkokios sėklytės lyg tai byra, reiškia, kad tos gėlės gali daugintis, atvesti vaisių, kitų gėlių, ar ne, tai irgi kaip tokio vaisingumo, dalinimosi, augimo požymis, galiu pratęsti savo giminę ir panašiai. Na ir šiaip, jeigu dailės terapijoje, tai mes kreipiam dėmesį ir į tai, kokią priemonę pasirenka dalyvis, flomasteriai, sakykime, yra priskiriami ir pieštukai priskiriami lengvai kontroliuojamoms priemonėms, akvareliai yra sunkiai kontroliuojamai, tai vėl mes žiūrim, ten yra adekvatus, neadekvatus priemonių pasirinkimas ir taip toliau, bet čia šitas dalykas reikalautų atskiro pranešimo. Tai pats šeima gėlių pavidalu yra Lebedevos autorinis metodas, turi jisai nemažą diagnostinį potencialą, skirtas asmeninės gyvenimo erdvės ir tarpasmeninių santykių tyrinėjimui, leidžia suvokti konfliktų scenarijus, vaidmenį santykiuose, apleistumo, vienatvės jausmus, padeda pripažinti sunkius išgyvenimus ir juos reaguoti.
Metodas stiprina psichoemocinį atsparumą, gerina sąveikos strategijas bei gyvenimo kokybę, leidžia patirti šeimos sistemos introspekciją ir transformuoti meninį produktą suvokiamų resursų kontekste. Čia dar porą piešinių, būtent iš Lebedevos knygos. Tai vėlgi pirmajame piešinyje kaip sėkla vaizduojamas žuvęs brolis, mažai raudonai gėlytei pačiam piešinio autoriui yra labai sunku gyventi be brolio, jie pernelyg prižiūri tėvai, bijantys netekti vienintelės dukters. Kitame piešinyje sausas juodas augalas, esantis kairėje pusėje, simbolizuoja sunkiai sergantį žmogų, be kurio visi santykiai šeimoje susivėlė ir neliko pusiausvyros, meilės, harmonijos. Piešinio autorius jaučia, kad augalas vysta ir jam nėra kaip pagelbėti. Tas liūdnas įvykis nuspalvino visų likusių šeimos narių gyvenimą. Metodas gėlėmis vaizduojama šeima priimtinas būdas klientams atvaizduoti savo šeimą. Perkeltinė piešinio prasmė panaikina žmogaus apsauginius mechanizmus ir kontrolę, piešimo procese atsiveria paciento asociatyvios mintys ir jausmai. Na ir dar vienas momentas irgi, kuris palengvina komunikaciją ir ryšio užmezgimą dailės terapijoje, tai sakykime, kai prašome paciento pasidalinti savo piešiniu ir papasakoti, tai papasako, ką nupiešiai. Nepasakok apie save, bet tiesiog papasako, ką nupiešiai. Ir žinoma, jisai nesąmoningai kalba apie save, bet tas piešinys, tas kalbėjimas bendraja prasme leidžia žmogui nesitapatinant papasakot savo gyvenimo istoriją. Tai pasakoju ne apie save, bet pasakoju apie piešinį, nors terapeutas visada žino, kad tai yra apie jį. Aišku, šito metodo šeima gėlėmis efektyvumas priklauso nuo pačio paciento emocinės būsenos, nuo tos dienos savijautos, kaip žmogus jaučiasi šiandieną čia ir dabar. Na ir terapinėme kontekste gali būti naudojamas visiškai nepriklausomai nuo jo diagnozės. Ir dabar pereisiu greitai, jau laikas baigėsi, tai kuo ta dailės terapija apskritai gali būti naudinga, tai jinai gali padėti žmonėms geriau įsisąmoninti užslėptus jausmus, išreikšti pyktį, agresiją, taip pat gali leisti saugiai priimti šiuos jausmus, gali padėti pažvelgti į dabartinę situaciją iš kitos perspektyvos, suaugusiems žmonėms ugdo kūrybiškumą, nebūtinai tik suaugusiems ir vaikams. Dailės terapijos proceso metu gautas konkretus produktas palengvina diskusiją, kurios metu išryškėja keliami klausimai. Tam tikriems sutrikimams dailės terapija gali būti naudojama ir kaip diagnostikos priemonė. Darbas grupėje lavina socialinį bendravimą, bendradarbiavimą, leidžia komunikuoti su kitais, leidžia atspindėti, išreikšti neigiamus jausmus, leidžia atspindėti ir įvardinti įvairiausias savo būsenas. Piešiniai palengvina komunikaciją, gali pakelti savivertę. Lavinamas kūrybiškumas padeda atskleisti įvairias ir įvardinti problemas bei spręsti jas piešinio ir terapeuto pagalba, palengvina sprendimų priėmimą, padeda pažinti save, padeda atrasti psichinės erdvės jausmą, atpalaiduoti, sumažinti įtampą, pagerinti savikontrolę. Ir gal prie tos įtampos ir atsipalaidavimo norisi pridurti, kad ir to psichinės erdvės jausmo atradimą, tai norisi pridurti, kad praktikoje irgi visai nesenai buvo tokia pacientė, kuriai labai skaudėjo nugarą, ateidavo jinai čia susiėmus, jai buvo sunku sėdėti, jinai kartais atsistodavo ir panašiai. Ir piešdavo jinai visą laiką irgi tais spalvotais pieštukais. Spalvoti pieštukai yra kontroliuojama priemonė, juos reikia spustelti, kad, ir jinai, žodžiu, taip, visą piešinį sukontroliuodavo, nupieždavo tik tai taip ir ne kitaip, ir kol vieną dieną aš jai
direktyviai nedaviau piešti su akvarelė. Ir jinai sako, jau po to piešimo viso proceso, sako, kaip man buvo gerai, man sako, net nugarą praėjo skaudėti. Tai reiškia, tas kūrybinis procesas, jinai įsitraukė ir jisai sumažino tą įtampą ir nugaros skausmą irgi kažkaip dėmesį jinai galėjo nukreipti visai į kitą pusę. Ir tą 20 minučių jai buvo labai gera piešti, tiksliau lieti tą akvarelę. Tai tas padeda pajausti nutekėjimo pojūtį, leidžia eksperimentuoti, būti drąsiam kūrybinėme procese, gali padėti pasitikėjimą savimi, savigarbą, padidinti savimonę, apmąstymus, pagerinti kognityvinį skvarbumą, leidžia patirti katarsį ir leidžia papasakoti savo istoriją ir, žinoma, būti išgirstam. Kaip greičiau spėjau. Nežinau, gal kas nors klausimų man turi. Tai ačiū, Aušra, labai. Manau, kad nesykį dar bus tas įrašas, kurį peržiūrinės ir galbūt su šeimos nariais atsisėdę, tiesiog klausant dar sykį ir nupiešti, ir tada pasidomėti, ką čia aš nupiešiau ir kodėl taip nupiešiau. Bet galbūt ir klausimų turi, Aušrai, išnaudoti šitą galimybę. Tai turbūt daugelis išeinam su apmąstymais, žiūrėdami tą savo lapą ir lape gėlės ir negalvojimas, ką su tuo daryti, nes dažniausiai vis dėlto terapija, jinai išjudina, išjudina pokyčiui, o pokytyje mes vėl augam, stiprėjam, kažkur einam žingsnį į priekį. Tai ačiū labai ir manau, kad buvo labai tikslinga šita dailės terapijos ir metodų, ir susipažinimų apie metodą išeiti į vasaros atostogas, bet kaip ir minėjo vadovė, nepamirškit, kad yra visi įrašai internete, galima ir perklausyti, ir naudoti, pradedant relaksacijom, baigiant visom technikom, kurias mokinomės per šį sezoną. Tai gero poilsio visiems, kurie jau ruošiasi atostogauti, tie, kurie dar planuoja, tai irgi gero laukimo ir kantrybės. Ir iki susimatymo turbūt rudenį. Ir vėlgi, kai visą laiką kviečiu, siūlykit savo poreikius, kokie yra, ar idėjos, ar poreikiai, ko norėtumėt iš kitų paskaitų. Tai ačiū labai dar sykį dailės terapeutė Aušrai ir iki susimatymų kituose kartuose. Viso. Ačiū, viso.